Šiandieną departamento organizuotas renginys yra kasmetinis, jis yra skirtas tarptautiniai žmogaus teisių dienai. Lietuvoje gyvena daug žmonių, kurie daug metų puoselėja pozityvią kultūrinę įvairovę. Be šitų žmonių nuopelnų ir darbo būtų sunku įsivaizduoti Lietuvą tokią, kokia ji yra šiandieną. Todėl labai svarbu, kad mes susirenkame, kad mes bendraujame, padrąsiname vieni kitus veikti ir toliau. Puoselėti tautinių mažumų kultūrą yra svarbu būtent kiekvienoje šeimoje. Aš, pavyzdžiui, pradėjau būtent dėl savo vaikų, nes aš norėjau, kad jie žinotų mūsų tradicijas, dainas, šokius, istoriją. Ir po to jau nusprendžiau ir padaryti kolektyvą ir pritraukti dar daugiau tų vaikų. Kai mes dainuojam, mes visada duodam vaikams vertimą, nes kad jie žinotum, ką reiškia tas ar anas žodis, kaip anksčiau dainuodavo, pavyzdžiui, mūsų močiutės ar seneliai ir kokia buvo ten esmė, prasmė šitų dainų. Ne man, ne tautinių mažumų departamentui, o Lietuvai reikia visų jūsų čia susirinkusių pagalbos, laužant susipriešinimo užtvaras, padedant naujai atvykusiems nelikti uždarose bendruomenėse, atremiant dezinformacijos bombardavimus. Be jūsų įsitraukimo viso to padaryti nepavyks. Pagalvokite, gal viskas, ką darėte iki šioliai, ir tai buvo pasiruošimas tam, ką jūs galite padaryti šiandien ir rytoj.